Sveikos atvykusios į iššūkį, mergaitės. Šiandien turėsite sukurti namelius lėlėms. Ar pasiruošusios? Na, pradėkim. Nuo ko čia pradėjus? Žinau. Pažiūrėkite į tas spalvas. Aš papuošiu stogą. Taip ryšku ir faina. Atsiųsiu jums bučkį. Oho! Ei, ką tu darai? Aš pasiruošusi. Aš irgi pradėsiu nuo stogo. Bet naudosiu metalinės grandinės. O taip, tobula. Ir vietoj bučkio pakabinsiu kaukolę. Ar baisu? Ha! Puiku. Rimtai? Na, pažiūrėk į mano gražius langų rėmus. Ką? Mano bus juodi. Jo, nesvarbu. Ką čia dar pridėjus? Teisingai, pasimsiu savo ryškę šešėlių paletę. Mano rožinio namelio sienos bus tokios gražios. Tiesiog nuostabu. Apčiu! Kaip magiška. Oho! Dabar pridėsiu mažą pūkuotą kilimėlį, violetinį fotelį ir rožinį širdelės formos stalą. Pridedam šiek tiek dizaino. Oho! O pas mane dekoracijai bus šikšnosparniai. Žiūrėk. Ant violetinių sienų atrodo neįtikėtinai. Ir pažiūrėk į tai. Mano apyrankės čia puikiai tiks. Atlikta. Sofa su voratinkliais. Stalas su kaukole. Ir naktinis staliukas. Pridedam šiek tiek dekoro viršuje ir pūkuotą kilimą. Juodą, žinoma. Pažiūrėk į tą lempą. O, kramtoma guma? Užklijuosiu trečiadienės nuotrauką ant sienos. Beje, ar jai patiktų šis kambarys? Tikrai taip. Čia jėga. Fui! Grįšiu prie savo namo. Pažiūrėk į šį saldumynų aparatą. Viduje yra skanių saldainių. Ir mielas lokiukas. Net keli. Manau, turiu kitą idėją. Na, pažiūrėkim. Pažiūrėk į šią mielą vaivorykštę. Ji puikiai tinka ant šios sienos. Enid, nori skanėstų? Prašom. Išpilu į dubenėlį. Manau, tau labai patiks. Skanu, a? Na va, mergaitės. Pirmas aukštas paruoštas. Tai tiesiog tobula. Oho! Pereikim prie kito. Virtuviai taip pat naudosiu juodus baldus. O taip, pažiūrėkite spinteles. Su kaukolėmis, žinoma. Ir tikrų karstų šalia. Juokauju. Ten yra lentynos, stalas, kėdės ir stalo įrankiai, žinoma. Oho, kokia atmosfera. Ant sienos antikvarinis laikrodis. Dar keli dalykai ir baigta. O!
Šikšnosparnis. Šikšnosparnis mums? Ateik čia. Trečiadienį turi draugą. Ak, kokie jie gražus. O aš įsipilsiu šiek tiek kolos. Puiku. O, koks košmaras! Ši virtuvė nebetinka. O kaip ši? Jo, daug geriau. Aš iš tikrųjų ką nors nupiešiu ant rožinių spintelių. Pažiūrėkim. O, tai taip gražu. Pridedu dar kelis elementus. Na, aš esu geniali menininkė. Argi tai ne jėga? Įdedu. O, man tai jau patinka. Pastatau stalą ir kėdę. Oho. Nepamirškim ir kačiuko. Tu geriausias. O, visiškai pamiršau. Mums reikia rožinės kolonėlės. Ir atrodo, kad jam patinka. O, ši muzika. Uhu! Mergaitės, jūsų virtuvė tobula. O, kaip garsiai. Ir kaip jums patinka, mergaitės? Na, judam toliau. O, ne, voras. Palauk. Jis netikras. Tina, nejuokinga. Na, pažiūrėkim. Voratinklis. Puikios užuolaidos dabar. Ir iškart pridėsiu kilimą. Neblogai. O kaip tau? O mano užuolaidos bus iš spalvotų karoliukų. Taip gražu. Žiūrėk. Štai vienas langas, kitas ir ryškus kilimas taip pat. Visos grindys bus jo išklotos. Nuostabu. Ką tu čia darai? Šiek tiek palauk. Prašom. Kaip juokinga. O, mano antakis. Ką? Reikia skubiai jį grąžinti. Na, daug geriau. Dabar tau parodysiu. Na, kalbant apie tapetus, trečiame kambaryje ant sienos bus vienaragiai ir vaivorykštės. Atrodo taip ryškiai ir gražiai. Čia vieta jūsų paltams. Jūsų graži lova. Pažiūrėk į šią širdelės formos pagalvę. Kosmetinis staliukas, žinoma. Oho, tiek daug fainų dalykų. Tau tikrai patiks. Duok 5, drauge. Na, Tina, mano namas paruoštas. Haha, aš buvau greitesnė. Ką man daryti? O, juoda lova su mėnuliu. Neįtikėtina. Pridedu kelias detalės. O, tie sietinai. Smuikas, žinoma, tiesiai šalia tavo lovos. Ką manai trečiadienį? Taip, dabar tikrai gali groti. Žiūrėk, Britney, štai kaip turi būti. Okay. Oh my.
Pažiūrėkim, namas paruoštas trečiadieniai. Ir Enid taip pat. Viskas taip gerai. Mergaitės puikiai leidžia laiką su savo lėlėmis. Britney, ar kažkas negerai? Tina, jums nesilinksma. Hey. O, mergaitės kažką sugalvojo. Puiku, galite žaisti kartu. Net jei jūsų nameliai ir lėlės tokie skirtingi. Ir saldumynais galima pasidalinti. Yummy. Geriausio jums laiko. Ir susitiksime kitame iššūkyje. Jis bus jau labai greitai. Iki.